Dabar darysime žandukų liniją. Švelniai stumkite nuo žandukų link ausies. Dėmesio, jei pas jūs, mielos moterys, yra išsiplėtusių kapiliarų, šį judesį darykite švelniau ir rekomenduojame pradėti judesį nuo tos vietos, kur kapiliarai yra sveiki. Jokiu būdu nedarykite per skausmą ir nedarykite stipriai. Įsivaizduokite, kad jums reikia švelniai nustumti, o ne įspausti. Labai svarbu daryti ne vieną ar du judesius, bet kuo daugiau. Kuo daugiau judesių padarysite, tuo geresnį rezultatą gausite.